Tik pabaigiau automobilio dekoracijas ir lengvas lietutis atėjo. Nu, visai gražiai susidėliojo, dabar jau bus galima važiuoti į miestą. Na, bet kokiu atveju, jų dėka, aš galiu būti čionais, rodyti jums vaizdus, rodyti kalnus. Tai labai didelis ačiū. Daug kas klausė, sako, tu kareivis, nes mato mano žalę dažniausiai aprangą iš armijos civiliams ir nugalvoju, kad kažkur tarnauja ar kareivis. Ne, sakau, čia, sakau, mano partnerio apranga, tai jie pardavinėja taip pat karinę aprangą ir panašiai, tai jau kelis kartus iš čiliečių klausė manęs, ar aš kareivis. Tarp kitko, armijos civiliams tai jo kodas yra Aurimas_10, tai jei kažką pirksite iš jų, lendu į vidų. Tai kažką pirksite iš armijos civiliams, tai pasinaudokit kodu, nes jisai galioja tiek elektroninėse parduotuviai, tiek fizinėse parduotuvėse, Aurimas_10. Tai gausite 10%. O šio visai suspėjau. Dar beje, šiandien laukiam svečių. Tadas su kompanija atvažiuos ir šiandien apsistos Lagūno Verdėj. Tai susirašėm, tai turėtų visai greitai atvažiuoti su 2 džipais ir pasimatysim. Jau nedaug laiko praėjo, bet vėl Tadas atsekė mane iki Lagūno Verdės. Ar neužtenka šio žemėje vietos? Pradėsime nuo kyšio. Sveikas gyvas. Nu, ilgokai jūs? Ne. Paskrudės? Nu, aišku, ne taip kaip baisiai kaip aš. Parodžiau, atgal įsideda. Gerai. Nu, pasikrovė. Nėra tai blogai. Šitą, nes tenai. Sveiki gyvi. Aurimas. Malonu. Sveiki. Aurimas. Malonu. Čia visi paskrūdę lengvai. Kremo nedavėjai? Daviau, turi toks. Eik tu, aš žiauriai. Keliautas Aurimas. Pagarba. Malonu, Aurimas. Sveiki. Robertas. Nu kaip, 5-1, ne? Easy. Liuks šitą. Žiauriai faina, geras oras. Gimtadienis. Šiandien 50 metų. Tai visai nedaug. Stažas. Reikės pagalbas mėtyti į šitą ežerą. Diana. Sveiki, malonu. Dėra, čia galvo bus daug blogiau su žmonėms šitą. Apmažėjo biškį. Buvo daugiau. Ten, manau, tenai visą laiką toliau statydavom, reikės nuvaryti, ten biškį gal užuovių yra. Ir ten trekutis prasideda. Jo. Bet čia, jeigu jau šitie užsiėmė, turbūt čia jau nelysiai jų vonę. Spėju. Žinok, aš nueinu, ta prasme, ten visi eina į tą vonę. Į šitą, ne? Jo. Bet ten vienas... 3, ne? Iki 3. O tu likas čia ir ten? Čia. Šitas smagiausias, atviras. Jo. Nes oranžinė plastikiniam tai kalnas. Kas ką? Nu, iki pat viršaus. Atviras va šitas, kur šalia Jo, tai labai maloniai. O ten nėra? Mažiau atvira? Ne. Supratau. Arba aš nežinau, gal Tada žino. Ne, čia anksčiau buvo dvivietis šitą, kur ten dviese sėdi ir prašau popieriaus. Nu ką, kolektyvas įsikūrė palapinėse, sakė gal ateis. O aš sau darausi pavakarius tokius, sakyčiau. Iški gal liepsnelės. Ir mano pavakariai bus kažkoks guliašas.
Ir dar papildomai turiu dešrelių. Tai pasipjaustysiu, sumesiu, bus gerai. Saldaus keksiukai, 3 litrai spraito, žodžiu, klasika. Nu va. Dozė. Gerai. Čia kažkokia jūrų pabaisa atkeliavo. Viskas. Jūrų pabaisa išlindo iš baisinėlio. Pabaisa tuoj suvalgys viską ant šito stalo. Dabar kaip tik žiūriu savo montuotą medžiagą iš 360 kameros, bet šiaip bliamački žiauriai gerai tą 360 dabar biškį išmokau redaguotą medžiagą. Ta prasme, kad būtų galima skirtingais kampais pasižiūrėti, kaip aš visą tą mačiau viršūnę. Tai šiaip tais bliamački geras. Nes GoPro tai yra fiksas. Tik nukreiptas tas kampas, kokį tu nukreipi prieš kopimą ir viskas. Tai tik tą vaizdą ir gali parodyti to 360, kaip filmuoja viską aplinkui, o paskui jau per editą gali parodyti tą rakursą, rakursą. Tai geras. Labai gerai perteikė, kaip aš šiandien viršui jaučiausi, nes bliamački ten taip biški reikalų yra ir kai turint omenyje, kad aukštis 6-8, tai taip biški kvapo stinga, bet jo, šiaip džiaugiuosi kamerytę. Pasisėdėjom, pasišnekučiavom, gavau iš Tado dar kremo, veidą teplioju tai pastovi, nes žiauru, kaip sako, pandos įdegis. Tai kol mane dar vakar vežė, ta kompanija, ten ta viena moteris buvo irgi gidė, jinai veda žmonės į San Franciską, tą patį Ojos. Sako, kas sunkiau buvo, ar Aconcagua, ar Ojos del Salado ugnikalnis. Sakau, bliamački, sunku pasakyti. Gal sakyčiau, man kažkiek Ojos sunkiau buvo, bet dėl to, kad sniego daugiau reikėjo klampoti. Bet pavyzdžiui, kadangi aš gerai susiklimatizavau Aconcagvoj, tai man Ojos del Salado ta galvos darbas ir visas funkcionalumas, savijautai buvo geresnė negu Aconcagvoj. Aconcagvoj jau nuo 6-7 aš jau toksai biški plaukiantis buvo, toksai jau toks pusiau sapnas man jau buvo. Tai iš tos pusės Aconcagva buvo sunku pasiekti ir tokia blaivia galva, sakykime. O jau čionais Ojos del Salado aš to visiškai nejutau. Taip, nuovargis yra, jisai fizinis, bet vis tiek po truputį ir užlipi. O tenais jau biški jau kita dimensija man prasidėjo. Nes pirmas kartas ir plius, jeigu aš pradėčiau nuo Ojos del Salado ir į Aconcagvą, tai Aconcagvą turbūt būčiau jautęsis geriau. Bet Ojos būtų blogiau. Tai aš sakau, toksai man
sunku spręsti, apie kokį nuovargį ar sunkumą eina kalba, ar apie fizinį, ar apie tą, sakykime, kalnų ligos, smegenų problemą, deguonis, slėgis. Kadangi šiandien tokia laisvadienio dienelė pusiau, nieko labai nenuveikiau, mašiną apsiklievau, su Taduvos ir kitais lietuviais susitikau. Tai dabar dar į Starlinką pasijungiau paskaitinėti jūsų klausimus. Dabar konkrečiai atsidariau San Francisco vlogą. Tai čia yra keletą tokių klausimų. Smalsutė klausia, o kaip yra pasiruošimas, jeigu kažkas atsitiktų? Būtų emergency atvejais ir reikėtų laukti pagalbos PVZ, ką turi kuprinėje, nes kol laukia pagalbos, kuriai atvykti gali reikėti keletą valandų ir negali pasijudinti, kaip išvengti sušalimo. O kaip būtų, jeigu dėl oro sąlygų negalėtų atvykti malūnsparnis? Kokių draudimų draudiesi, ar yra lietuviški draudimai, kurie padengia tokias ekspedicijas? Na, jeigu tiek visko bijai, tai joks draudimas nepadės. Bet šiuo atveju aš apsidraudžiau Gensdige. Jo, tai tiek Akonkagui, tiek Ohos. Tai jisai dengia dėl to, kad tu esi jau tokiame aukštyje ir daugumą draudimų jau ten nuo kažkokio aukščio nebeveikia. Tai Gensdige veikia. Emergency atvejais. Nu, tai aš turiu savo Garmin InReach'o. Nerandu, kažkur boliojasi. Tai jisai turi SOS mygtuką, tai jį aktyvavus, tada jau reaguotų pagalba pagal mano koordinatės ir tada kažkas įvyktų. Tada jo, kaip ir turėtų aktyvuotis. Nes aš vis tiek turiu planą subscriptioną, už tai moku pinigus. Kaip nesušalti, tai tiesiog turėti gerų rūbų, jeigu kažkas atsitiktų. Bet jo, jeigu kalnuose kažkas atsitinka, tai nieko gero. Finišas gan liūdnas būna dažnai. Ir nieks ir tas pradės čia neskuba skraidyti tikrai. Taip kad tiesiog turėk palydovinį ryšį. Jau čia yra tas pliusas. Kadangi aš per InReach'ą galiu komunikuoti per palydovą ir neatsiųs balso žinutės, tai jau yra geras dalykas. Eligijau, ar Neochos klausia, Neochos 21 metais pamečiau telefoną? Ne. Aš pamečiau Džaimo ugnikalnį. Jis man nuslydo nuo ledo ir žemyn. Tai Neochos buvo. Kokios padangos ant Foresterio? Sorry, dabar nepasakysiu. Nelysiu, šalta. Gal ką žinau, kokį appsą čia jis naudoja, pagal tai, ką aš matau, tai čia manęs klausia apie Garmin Earthmate. Šiaip fainas appsas, tik tais, kad šiaip dabartinis tas naujas Garminas susiriša ne su Earthmate, o su Garmin Exploreriu. Kuris man nepatinka. Čia nerodo kokios tavo koordinatės čia vietoj ir dabar, kokiu kampu tu esi pasisukęs, plus nerodo tavo altitudės, aukščio, kokiame aukštyje tu esi. Tai man tai šūdų krūva. Ta prasme, tas pats appsas, kas ir Earthmate'as, tik su žymiai mažiau bonusų. Bet tipo, turiu. Klausia, kur kakučius padėjome po Mendozos. Ne po Mendozos, po Konkagvos. Tai paskutinis punktas, Plaza de Mulės, tenais viską priduodi į kibirą, žodžiu, pasirašai popierius. Ir jo, jeigu nieko nepriduodi, gauni baudą. Vadinasi, kažkur kakoji neįmaišiukus, o kažkur kitur ir kažkokią baudelę gauni. Nežinau kokią. Taip, Lukas Duda klausė, iškilo klausimas, kuom skiriasi aukštuminiai batai nuo paprastų, bei sėkmės tęsti. Ačiū, Lukai. Aukštuminiai batai skiriasi tuo, kad principe,
Jisai susidaro tokių kaip iš 2 batų. Vidinis batas minkštas ir išorinis batas kietas, realiai toksai plastikas labiau, plastiko ir medžiagos miksas, kuris principė beveik nėra vėjo perpučiamas. Tai kai vėjas neperpučia, automatiškai koja nešala. Tai todėl ir vadinami tie aukštuminiai batai, dvigubi batai, plastikiniai batai, įvairių savo pavadinimų turi. Bet pagrindas tai, kad dideliam aukštyje nepraleistų šalčio. Tai jau, sakykime, medžiaginiai, odiniai batai, jie neturi tokio atsparumo. Tai Mindaugas įlipo ar ne? Ne, Mindaugas į Aconcagua neįlipo. Vėjas klausė, o tai nafik antrą kartą lipti į San Francisco ugnikalnį. Na, čia turbūt būtų tas pats ir pasakymas, o tai nafik eiti į antrą kartą į sporto salę. Vieną kartą nuėjai, padarai bicką, viskas, užtenka. Nueisi gal po 10 metų antrą kartą padaryti. Panašiai ir su ugnikalniais. Pasitreniruoti reikia. Dar čia iš kito vlogo klausimai vėl Elegijus klausė ir tuo pačiu teigia apie automobilį, kuris atvežė mane į Kiochos. Ir vėl užklausė, ar ten bičas myža. Hebra, supraskit, kad čia žmonės į dieną suvartoja po 4-5 kartais net 6 litrus. Tai tu, kai stovi ir dairaisi, tu bet kada visą laiką pamatysi kažką myžantį. Čia yra norma. Visur, bet kur, bet kaip. Tu, kai tiek suvartoji skysčių, jūs pabandykit kur nors Lietuvoje savo ramiai atsisės 5 litriukus arbatos. Tai jūs, turbūt nuo tualeto nenulipsit. Tai čia tas pats irgi. Tai čia yra natūralus gamtos dalykas. Ir, pavyzdžiui, tualetas čia lauke visiškai atviras. Ryte sėdi, savo darai didelį dalyką, žmonės eina, pamojuoja, jie tau pamojuoja. Čia yra norma, čia yra gamta, taip kad aš biškai gal suprantu, čia miestiečiams gal, kad kažkas kažkur šone pakampiai myža, jau atrodo kažkaip ne taip, bet čia viskas ok. Kartais eini link bazinės, ten kur nors 5 ar 6 kilometruose, žmogus vos ne priešais tavęs myžo, net nenusisuka. Tiesiog išsitraukia ir myžo. Taip, kad čia kažkur kamputį vlogę pamatėt, kad žmogus įsioja ir jau čia komentarus rašo. Relax. Kitas klausimas, Leono, ar neišsiplauna mineralai iš organizmo, kai tiek daug vandens geriat? Taip išsiplauna, todėl elektrolitai ir visi kiti papildai mineralai yra būtini, tai tu kartu juos irgi vartoji su maistu. Taip, klausimas, o tai skiepo aurė esi iššovęs? Aš skiepijuosi nuo 95 metų, nuo erkinio encefalito. Taip, kad jau nuo jo tai daug skiepų esu turėjęs. Oi, net ašra ištryško. Biški veido kremo pateko į akis. Labai smagu ir tikrai pagirtina tai, kad ar ir kaip save fiziškai ir psichologiškai spaudi, bet Aurimai 11 metų filmuoji, nuverkiant reikia tavo filmavimo profesionalumo, kad pakeltum viską į kitą lygį. Gerbk savo išlaikytojus. Čia būtų, manau, atsakymas į 2 variantus. Arba imti operatorių, kuris va čia šalia gulėtų ir filmuotų tave, kaip aš dabar šneku į kamerą, ir fiksuotų mane nuo A iki Z. Ir antras variantas, tiesiog daugiau bendrų kadrų iš aplinkų nuo trikojo, nežinau, kažkokių dengimų, dar kažką. Bet nieko čia labai aš nepakeisiu. Kai pats filmuoji, tai kur padedi kamerą, ten įrodai, ten ir šneki. Kitas dalykas - profesionalumas. Kiekvienam žmogui profesionalumas yra skirtingas, bet
žodžiu, neišskaitau pavadinimų. Bet jisai neparašė, apie kokį profesionalumą eina kalba. Ar, nežinau, spalvos, kompozicija, dinamika, garsas, nežinau. Taip, aš galiu užsidėti čia mikrofoną ir visą laiką šnekėti profesionaliai, viskas atrodys, bet tada nebus jokio garso iš aplinkui, ką kiti žmonės šneka, koks vėjas, kaip kas, gamtos garsai. Bus tik mano tas balsas, tai o net nesigirdės palapinės kaip šnaro, kaip vėjas daužo. Tai daug tokių smulkių, visai rimtų dalykų eliminuoji vien dėl to profesionališkumo, kad geriau skambėtų mano balsas. Tai aš tai to nenoriu, aš todėl specialiai mofo ir užsidėjęs tokį, kuris garsą renka iš visur, kad kai šneku su žmonėm, jūs taip pat bent kažkiek girdėtumėt, ką tas žmogus šneka atgal. Taip kad, tiksliai nepakomentavo žmogus, kas jam profesionalumas yra, tai todėl nelabai galiu ir atsakyti, ar aš galiu tą išspausti ar ne. O kad vaikščioti su GoPro kamera ir visą vlogą rodyti su GoPro, ne, aš to nedarysiu. Dobas klausė, stiklas Starlinkų vargu ar padeda, ar nebūtų geresnis ryšys numetus kur nors ant sėdynės. Na, jisai tiesiogiai eina į viršų, į dangų. Tai jeigu numesiu ant sėdynės, tada atsimuš į automobilio stogą, tada nebus ryšio visiškai. Tai stiklas kaip tik padeda. Įdomus teiginys ir klausimas. Klausė, kodėl automobiliai nemėgi. Kad nepatogu. Na, manau, šiandien tiek. Šiaip ačiū už klausimus. Ir dabar jau tikrai einu ilsėtis. Rytoj palieku šitą vietą. Lėkiu prie vandenyno. Truputį paragausim jūros gėrybių. Žodžiu, šilmelės. Gal vandeninį įsimaudyt. Nors ne, jau čia bus dar šaltas ten vanduo. Žodžiu, tai ten, kur saulė šilta, aišku, mano veidas tai tikrai saulės neprašo. Ir paskui judėsim link Parinakotos. Jo aukštas ugnikalnis 6349 ar 42, kažkas tokio, kas yra geras 1000 kilometrų nuo čia. Taip kad dar biškį laukia kelio ir bus dar gerų vaizdų. Taip kad, ačiū, kad buvot, kad žiūrėjot, kad išklausėt. Iki rytojaus.